Generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai. Elektra ne juokai. Instaliacija patikėkite profesionalams. www.lumenas.lt. Agrotaka. Lengviau pasiekiamas rezultatas. Sveiki. Manoma, kad laukinės antys pirmiausia buvo prijaukintos Kinijoje 4000 metų prieš mūsų erą. O tai reiškia, kad antys gyventojų kiemuose atsirado net anksčiau negu vištos. Bet apie naminės antys nekalbėsime. Prasidėjo ančių medžioklės sezonas, o medžiojamos tik laukinės antys ir tik skraidančios. Todėl galite nesibaiminti, kad sumedžiosite iš kiemo į tvenkinį atklydusią kieno nors antelę. Taigi šiandien laidoje ančių medžioklė Pakruojo rajone. Ir kol dar galime pasidėti bokštelyje, bei pakalbėsime apie pasėlių apsaugą Kamanų rezervate. Kol kas reklama. Mėsos meistrai. Pagaminta žinovų. Norint medžioti antis, reikia jas pažinti. Lengva pasakyti, kokia antis po šūvio nukrito prie medžiotojo kojų, bet tada jau per vėlu, kaip sakoma, šaukštai po pietų. Prieš paleisdama šūvį medžiotojas turi būti įsitikinęs, kad taikosi į antį, kurią galima medžioti.
Labą dieną, dar kartą visiems. Ančių medžioklė, tai visiems medžiotojams būdavo didelė šventė. Tuo labiau, kad dabar yra jaunų medžiotojų, o pas mumis medžiojamas yra tik tai kelios rūšys ančių. Taip, kad tai didžiosios antys, kuoduotosios, rudgalvės. Šiaip stenkitės medžioti tik tas antis ir nesugadinti vieni kitiem šventės. Bet aš čia dabar lekcijų neskaitysiu. Dar kartą noriu pasveikinti puikią šventę. Šunis turim, valtis turim ir tikiuosi, kad medžioklė pavyks tikrai gerai. Jau tik pats laikas reikalauja to. Prasidėjus ančių medžioklėms, prie vandens telkinių rytai dažnesni, o vakarais vienas kitas paukščių šūviai. Pasislėpę aukštose pakrančių žolėse slepiasi medžiotojai, o aplink juos šmirinėja keturkojai, medžioklių kolegos. Medžioti paukščius be šuns draudžiama. Kokių veislių šunys labiausiai tinka medžioti antis? Dažnai užduodamas klausimas. Literatūroje rašoma, kad medžioklė geriausiai pakelia antis spanieliai. Seteriai ir pointeriai puikiai traukia sumedžiotus paukščius iš vandens. O praktikoje kiekvienam šeimininkui jo šuo geriausiai medžioja, seka pėdomis, geriausiai traukia antis. Šiandien į rytinę ančių medžioklę susirinko vos 10 medžiotojų. Esant negausiam būreliui reikėtų šaukti šuns pagalbos. Kaip jau minėjau, geriausia antis kelia spanieliai. Bet spanielių mes neturime, todėl išsibarstome apie tvenkinį, pasislėpėme tarp aukštų pakrantės augalų ir laukime sugrįžtančių iš laukų ančių. Reiškia, pradėjome medžioklę prieš 5. Ančių buvo gan nemažai, gal mes jas anksti labai pažadinom. Tai jos skrido labai aukštą trajektoriją ir dauguma šūvių, kaip ir dažniausiai ančių turbūt medžiokliai būna, skriejo pro šalį. Taip kad šūvių buvo gan nemažai, laimikius, manau, pamatysim susirinkę į susirinkimą vietą. Kylanti iš horizonto saulė, ryškiai raudona suknelė keičia jaukus spalvos apdarą. Pasirodo pirmas ančių pulkelis. Pradžioje vos matomas ir panašus į mūsų spiečių. Pasigirsta oro virpesių ir sparnelių keliamas garsas. Akimis apžvelgiu medžiotojus ir būriu, kurio pusėn antis pasuks. Kiekvienas laukia ir tikisi, kad būtent jam nusišypsos laimė. Medžiotojai pakelia šautuvus ir tyliai nulydi nuskrendančias antis. Deja, per aukštai. Paskutinę sekundę pakeitė skrimo kryptį. Pagal dabar galiojančias medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklės, šalyje leidžiama medžioti 5 rūšių antis. Didžiosios, kuoduotosios, rudagalvės antis, piedryžgalvės ir rudagalvės kryklės. Atskirti leidžiamas medžioti antis nuo draudžiamųjų medžioti, ypač sezono pradžioje labai sunku. Tam reikia žinių ir žinoma patirties. Laimingai nusileidęs žvalgų pulkelis nepranešė, kad šis tvenkinys truputį pavojingas. Todėl kitos antis skrido daug žemiau ir drąsiai leidosi į vandens telkinį. Pasigirsta pirmieji šūviai. Tos antis, kurios laimingai nusileido ant vandens paviršiaus, ramiai pliukšenosi, kedeno ir prausė smėlyje besimaitinant išpurvintas plunksnas. Antis medžiojamos ne tik ryte. Vakare vėl galime rinktis prie tvenkinių. Tykoti, kada antis vėl kils iš vandens ir trauks į laukus maitintis. Įdomios ančių medžioklės vaikščiojo ant upių pakraščiais, apie nedidelės balutes. Tokias medžioklės pagyvina paukštiniai šunys, kurie pasitarnauja tuo, kad pakelia antis. Nejučia ryto spalvas ir vėsią gaivą keičia dienos kaitra. Dangus giedras, ančių nesimato. Tikėti sulaukti užsilikusių neverta. Todėl susipakuojame daiktus, traukiame namo ir iki kitos medžioklės džiauname šautuvus. Medžioklę baigiam. Dalyvavo mūsų 10 medžiotojų, sumedžiojom 6 antis. Tos antis didžiosios. Skaitykim, kad laimikis normalus, medžioklė pasisekė. 10 amžiaus antroje pusėje Kamanų pelkė buvo stipriai paveikta žmogaus ūkinės veiklos.
Šiuo metu Kamanų rezervate ūkinė veikla nevykdoma. Šioje saugome teritorijoje draudžiama medžioti. Ar nekyla problemų apsaugant derlių? Pasteirausime ir medžiotojų, ir rezervato darbuotojų. Kodėl buvo sukurti rezervatai? Rezervatai yra griežčiausiai saugomas teritorijos, tai subūdinga savo augalyje ir gyvūnyje. Aišku, rezervatų Lietuvoje nėra tiek daug. Šiuo metu yra 4 rezervatai ir žinot, kad labai gerai, tai ir Žuvinto dabar pervadintas yra biosferos rezervatas. Ir aišku, rezervatų pačioje Lietuvoje pagal plotą užima tikrai mažą procentą ir šiandien dienai galim pasakyti, kad rezervatų apsauga yra naudinga ne tik, kaip sakyti, ir žvėrims, ir augalams, bet šiandieną mes rezervatai kaip saugomas kaip visas kompleksas. Žmogus įeiti į rezervatą gali ar negali? Rezervatą lankyti galima, bet tik su direkcijos leidimu. Mes rezervate atliekam mokomuoju taku, vedam ekskursijas, o taip rezervate be direkcijos leidimo lankyti draudžiama. Ir aišku, žmonės šiandien dienai gali lankytis tik tai su mūsų direkcijos lydinčiu asmeniu. Ir aš manau, kad tai tikrai pamatys ir tą nuostabią gamtą ir gali būti, jeigu bus labai budrus ir ramus, netgi ir galima pastebėti ir kokį gyvūną. Aukštapelkė, Kamanų rezervatas. O ten nėra pavojinga vaikščioti? Ar yra kokie padaryti specialūs takai? Labai pavojinga. Imkim dabar rezervatuose labai populiaru ir aišku, čia ilgai lauktai, nes ne per seniausiai tik atsirado mediniai takai, kurie kaip tik ir apsaugo pačią aukštapelkę nuo ištrėpimo ir kartu, aišku, suteikia žmonėms pažinti pelkę. O medžioti rezervate ar šalia rezervato galima ar negalima? Rezervate griežtai draudžiama medžioklė, o rezervato apsaugos zonoje galima medžioklė. Medžiojama tik tai iš bokštelių ir bokšteliai statomi 300 metrų atstumu nuo rezervato ribos. Šalia rezervato medžiojami šernai, bebrai ir plėšrūs gyvūnai išskyrus vilką. Tai ir mangutas, ir lapė. Apsauginė zona. Koks jos tikslas apsauginės zonos? Kodėl ji buvo įkurta? Apsaugos zona įsteigta ne veltui, aišku, kad sumažinti ūkinės veiklos poveikį rezervatui. Apsaugos zonai miškuose ribojami kirtimai, laukuose yra, aišku, minimaliai, kartu apsaugos zonai yra ir Natura 2000 teritorija, tai svarbi paukščiam teritorija, tai ir kartu, aišku, tie apribojimai yra ir laukuose mes labai ir stengiamės, kad tik žmonės, imkim laukus, naudotų kaip natūralias pievas, šienautų jas, tai aišku ir Natura 2000 paukščių rūšims labai svarbu, tai yra griežliams. Ar nebūna problemų dėl žvėrių padaryti žalos? Nežinau, paskutiniu metu sunku man kažką ir komentuoti, bet gal buvo tik per keletą metų 1 ar 2 įvykiai tokie, kad buvo kažkokia tai žala daryta. Šiaip tai manau, kad to žalos galbūt minimaliai yra padaromos, nes nežinau, žvėris migruoja daugiausiai, galbūt rezervatas yra kaip ir poilsio zona, o šiaip žvėris migruoja iš vis į kitas teritorijas ir nežinau, kaip kitose teritorijose, aišku, koks jų poveikis. O prie rezervatų ribos tikrai kol kas nebuvo skundų didžiulių, kad būtų ūkininkai nukentėję ir tenai patyrė didžiulę žalos. Pastebėjot, kad gyvūnai vakare išeina iš Kamanų rezervato. Ir, kaip sakėt, pastoviai ir elniai, ir stirnos, ir šernai, kad jie nesilaiko Kamanų rezervate. Kodėl? Ar maisto trūkumas, ar... Aš manau, kad maisto trūkumas galbūt pagrindinis, bet nežinau, kad gal toks sunku taip ir pasakyti, aišku, apie jų tą biologiją, bet šiaip tai jie migruoja. Jie migruoja ir manau, kad čia yra jaučia rezervatas, kai yra prieglobstis, jiems saugus prieglobstis. Tai ir, imkime, rezervatas, aišku, yra labai, pati aukštapelkė yra labai skurdi. Jiem to maisto tikrai minimaliai, jie eina, aišku, į kitus aplinkinius plotus.
aišku, miškų pakraščiuose daugiausiai visi žvėrys ir laikosi. Kaip galvojat, jeigu nebūtų Kamanų rezervato, ar aplinkiniai būreliai jaustų skirtumą nuo dabar ar ne, dėl žvėrių pagausėjimo? Aš manau, kad pradžioje galbūt pradžioje atsirastų gal tokia situacija, kad nežinau kaip tai, aišku, dėl to pačio rezervato, aišku, to ploto, aišku, atsirastų jiem, atrodo, gal pirmais keliais metais gal būtų ir daugiau. Bet po to, aš manau, ženkliai jų, aišku, sumažėtų. Ir, aišku, visi žvėrys saugiai veda vaikus rezervatą. Ir aišku, tas žvėrių pagausėjimas ir šiandieną, imkim, ne tik pačiam rezervate, tas skaičius labai daug nesikeičia. Bet aš manau, kad aplinkinės teritorijos labai tai jaučia. Nes jų perteklius tikrai pasisklaido į kitas teritorijas ir aplinkinės teritorijos tikrai sumedžiojam gan nemažai. Imkim, šernų tai tikrai sumedžioja ir tie skaičiai, aišku, aš negaliu pasakyti tiksliai kokie tie skaičiai, bet tikrai sumedžioja nemažai. Deja, kad šiais paskutiniu metu, aišku, kad medžioklės lape nenurodomos vietovės, kurioje vietoje medžioja šernus, tai manau, jeigu būtų nurodytos vietos, tai tikrai tie skaičiai būtų gan nemaži. Ir aišku, tiem žvėrim šiandien dienai yra ta vieta, kur ir saugiausia, aš manau. Taip, kad kai kurie skaičiai žvėrių netgi yra stabilus. Pavyzdžiui, vilkai net nesikeičia, briedžiai panašiai. Neužtenka to ploto. Pavyzdžiui, vilkų yra 9, 10, 12 panašiai, mes sakome apie 2 šeimos. O briedžių tai mes skaičiuom irgi apie 25-20 briedžių. Ir skaičius tendencingai toks pat, o vaikus tai veda. Šiandien atvykom į Ašvėnų medžiotojų būrelį ir kalbinam Loreną Balčiūną apie jų medžioklės plotus. Lorenai, ar jūsų plotai ribojasi su Kamanų rezervatu? Mūsų būrelis iš viso turi apie 5000 hektarų žemės. Mažeikių rajone turime iš viso apie 4000 hektarų žemės. Apie Kamanus eina apie 600 hektarų. Žvėris tikrai matome, šiut ne kasdien, kai medžiojame, matome žvėris tikrai iš Kamanų eina į lauką ganytis vakarais. Žiemą gal sunkiau su varominių medžioklėm, iš žvėris tiesiog po varominės medžioklės visi sueina į Kamanų rezervatą, paskui vėl juos mes priviliojame į šėryklas, tai tikrai praeina kelias savaitės, tiesiog žvėrių mes nematom. O ant palaukimo žvėrių tikrai yra, mes sumedžiojam. O kaip su draudimais medžiojant šalia Kamanų rezervato? Ką jūs galite medžioti ir ko negalite medžioti? Kamanų apsauginėje zonoje mes medžiojame tik tai šernus, tykiant iš bokštelio. Bokšteliai turi būti 300 metrų nuo apsauginės zonos. Galime medžioti iš bokštelio lapes, mangutus ir bebrai, kur galime medžioti. Daugiau mes nieko negalime medžioti. O kaip su ūkininkais, kurie turi pasėlius šalia apsauginės zonos? Ar daug žalos padaro gyvūnai, ar nuėda, daug reikia būrelių padengti? Šiaip su ūkininkas mes tikrai sutarėm gerai. Ūkininkai yra mums pažįstami. Mes jiems išaiškinom, kad tikrai mes negalime arčiau sėsti apsauginės zonos. Kaip 300 metrų dažniausiai žvėris išeina į palokį vakarais maitintis šalia miško. Mes tikrai juos bandome tiek pabaidyti. Matome, kad tikrai sumedžioti mes jau negalima, tai mes dažniausiai juos baidome. Bet su ūkininkai kol kas pretenzijų mums nieko nereiškia. Kaip jūs galvojat iš patirties, gal žinot, ūkininkai ar naudoja atskiras apsaugos priemonės, ar tik tais prašo medžiotojų, kad padėtų apsaugoti pasėlius? Kiek man žinoma, ūkininkai mūsų savo priemonėm tikrai nenaudoja, nebaido žvėris. Tikrai jie gali mūsų kreiptis, mes jiems patartumėm, kaip galima atbaidyti žvėris nuo pasėlio, kaip sakant, pasėlio nuo niokojimo. Ir tikrai mes jiems padėtume, ir visokių apelentai yra ir visokių įvairių priemonių. Mes tikrai nepajėgus visą apsauginę zoną apsaugoti nuo pasėlių niokojimo. Ačiū Lorenai už pokalbį. Na, o dabar bandysime vykti prie Kamanų apsauginės zonos, pamedžioti, žiūrėsim, kaip mums seksis.
Parduotuvė Sava sodyba, Tilžės gatvė 99, prie senojo viaduko prekiauja Štil, Viking ir kita sodo technika. Ne tik prekiauja, bet ir atlieka garantinį ir po garantinį remontą. Kiekvienam klientui bus taikomos geros nuolaidos. Apsaugos, gaisro aptikimo, vaizdo stebėjimo sistemų įrengimas, techninis aptarnavimas ir kitos paslaugos. Alasa – apsaugos sistemos. Noriu priminti, kad mes vis dar laukime nuotraukų finalo firmos konkursui. Nei plaukų, nei taukų, o medžiojantiems antis – tiklių šūvių. Kokybiška nauja technika sukuria profesionalų rezultatą ir taupo jūsų pinigus. Elektra ne juokai. Instaliacija patikėkite profesionalams. www.lumenas.lt. Generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai.